Šiandien man atėjo siuntinukas, kurio iš tikrųjų labai laukiau. Jis yra iš Lietuvos, nuo mano mamos. Ir labai ilgai kažkaip šį kartą užtruko, apie 2 savaitės. Dažniausiai apie savaitę, gal ilgiau šiek tiek, jo, iš tikrųjų, turbūt ilgiau negu savaitę užtrunka. Bet šį kartą užtruko dar ilgiau, nes jis išsiųstas, tuoj dabar žiūriu, kada jis čia išsiųstas. Lapkričio 27 dieną. Kodėl aš jums, katinas čia mano, niekur jisai nepalieka manęs vienos ir ypač kai yra kažką pakraustyt, tai jis visą laiką pats pirmas. Kodėl aš jums jį norėjau parodyti, nes čia yra keli daiktai, kuriuo aš labai laukiau. Tai tuoj vat išpakuosim ir pasižiūrėsim. Va, man dar viena padėjo ir dar vienas, komandinis darbas. Pirmas yra siuntinys, tik iš čia labai aš prašiau mamos gerai užklijuoti, nes man jau kelintą kartą siunčia Down Under Naturals Nude šampūnas. Tai yra hydrating, drėkinantis, žodžiu, šampūnas ir kondicionierius. Ne, atvirkščiai, čia šampūnas ir čia kondicionierius. Žinokit, aš šituos šampūnus dievinu, aš juos tikrai myliu, tai yra patys geriausi, žodžiu, mano plaukam turbūt iki šiol išbandyti patys geriausi šampūnai. Aš va jums net galiu parodyti, tuo jau einam sekundėlę į vonę. Mano vonioj, pažiūrėkit, kas mano vonioj, yra tie patys šampūnai, tik čia jau visai apitušiai buteliukai, žodžiu, besibaigiantis. Aš šituos šampūnus, žinokit, tikrai dievinu. Juos galima gauti, jeigu neklystu, Eurocos. Dabar kokia yra problema. Aš galiu šiek tiek esu užsiminus, kad aš gyvenu Italijoje ir Italijoje dėja jų nėra. Ir kai aš juos atradau, aišku, gyvendama Lietuvoje dar, ir kai išbandžiau, aš kitokių šampūnų visiškai, ta prasme, nebegaliu naudoti, nes visiškai ne tas, žodžiu, šitie, tuos mano plaukai yra gana ilgi, jie yra gana stori ir kokia yra problema, žvėris, marš nuo stalo, kokia yra problema, kad su jais yra gana sunku susitvarkyti, nes jie yra vienas dalykas būtent, ilgi, kitas dalykas, jie yra gana stori ir jie yra linkę šiauštis nuo drėgmės, arba kai jiem trūksta drėgmės, jie yra labai linkę šiauštis. Dabar, pavyzdžiui, jie yra išplauti būtent su šiuo šampūnu, nežinau, ar čia matosi, gal vėlgi tada einam į vonę ir bandau parodyti per veidrodį. Užsidedam čia šviesą, vonioj bardakas, nekreipkite dėmesio. Žodžiu, jie yra išplauti dabar su šituo šampūnu ir išdžiovinti su fenu, daugiau nieko jiems nedaryta. Ir pasižiūrėkit, kokie yra, jie, aišku, švelnumo aš negaliu perduoti, jie tikrai yra labai švelnus. Žodžiu, kad jie taip yra neišsipūtę, kaip gražiai matosi ir kirpimas ir jokio išsipūtimo, žodžiu, tai yra neįmanomas dalykas, tik su šitu šampūnu. Tas šampūnas, dar ką norėjau pasakyti, buvau pamiršus, ten gal turbūt ant to buteliuko ir nesimato ant to naujo, nes jis yra užklijuotas. Jis yra, tuoj aš jums parodysiu, ir kondicionierius, ir šampūnas pats. Jie yra natūralūs. Šitas yra kondicionierius, ir kondicionierius yra 96% augaliniai ingredientai. Ir matot, EcoSmart, jie yra prancūzų firmos tikriausiai, nes čia prancūziškai parašyti dabar galvoju. Ne, made in Canada, Kanadoje pagaminti. Žodžiu, jeigu norėsite, aš galėsiu pabandyti paieškoti ar aprašau apie juos internete kur nors, arba linką įdėti į infobox iš Eurocos. Žodžiu, Lietuvoje jų galima gauti Eurocos. Ir jie yra su bambuko ekstraktais. Žodžiu, čia truputį etiketė
Matysit, with certified original botanical naturally derived vegan formulas, paraben, phosphate and dye free. Žodžiu, be parabenų, be fosfatų. O šampūnas yra netgi daugiau. Šampūnas yra, ir vėl mane fokusuoja, 98% augalinių ingredientų. Čia yra šampūnas. Čia yra iš tos pačios serijos ir aš juos visą laiką imu būtent drėkinančius, nes mano plaukam tos drėgmės tikrai, jie nėra sausi, bet jiem tos drėgmės reikia. Tai šitie jau yra baigėsi ir aš ką darau, kadangi jų Italijoje nėra, aš visą laiką prašau mamos nupirkti ir man atsiųsti per paštą. Ir tai yra labai nepatogu, nes jie aišku sveria. Man aną kartą, dėl ko čia dabar yra jie šitaip užklijuoti, nes man aną kartą truputį atsidarė ir nebuvom pagalvoję su mama užklijuoti. Man buvo truputį atsidarė ir truputį išbėgė. Ačiū Dievui nedaug, nes žinau, kad būna, pasižiūrėkit, mano draugelis irgi domisi šampūnais. Nepatogu yra šampūną visą laiką siūstis, nes jie yra ir sunkus. Ir reikia apgalvoti, kad man dabar jau baigėsi šitas, tai aš jeigu ką buvau nusipirkus tokius 2 pabandymai, galvau, baigsis, jeigu neateis laikų siuntinukas, neturėsiu šampūno. Bet žodžiu, atėjo, viskas gerai. Tai aš labai jums tikrai rekomenduoju pabandyti, jeigu turit galimybę, Euroko jų tikrai rasit. Ir yra, man atrodo, dar volumizing. Jei neklystu. Pasižiūrėkit. Tikrai puikų šampūnai. Ypač, kas turi panašius kaip mano plaukus, su kuriais sunku susitvarkyti. Kai užsidedu kondicionieriaus, jie tokie pasidaro nerealiai švelnus. Žodžiu, tikrai labai man patinka. Tai ką toliau gavau? Toliau kraustom. Toliau aš gavau jau, hematogenai krenta. Žodžiu, aš hematogenų esu labai didelė mėgėja, jų Italijoje nėra. Ir irgi kiekvieną kartą man mama įdeda, Dieve, kiek čia daug, įdeda šiek tiek, žodžiu, atsargų pasipildymo hematogeną. Čia yra baltoji arbata, baltas angelas. Aha, įdomu. Nežinojau apie šitą dalyką, kad man jo įdės. Ir o kvapas yra, dar vienas dalykas, tik truputį apsiglamžė pakelis. Žiūrėkit, nosis čia irgi lenda kvapuostit. Žodžiu, čia yra arbata. Žinot, Lietuvoje tos sveriamos arbatos, kur yra tokiose parduotuvytėse. Aš dabar nežinau, šita mano mama, aišku, pirko savo miestelį ir jos ten visą laiką yra. Tai mano pati mėgstamiausia arbata, jinai vadinasi mangų dvelksmas. Čia turbūt ir parašyta yra kava plus ta firmelė. Nežinau, ar jinai yra tik tai pas mus, pas mano mamą, ar yra ir kituose Lietuvos miestuose. Iš tikrųjų šito pasakyti negaliu, bet pabandykit pasižiūrėti bet kokioj tokio, kur būna sveriamos arbatos, kavos pupelės ir visa kita. Manau, tikrai kažką panašaus rasit. Ir šita arbata, kuri vadinasi mangų dvelksmas, žinokit, kvapas yra nerealus jau nuo jos, grinai nuo viso to siuntinio, bet ir skonis jos yra pasakiškas. Tai yra mano mėgstamiausia arbata. Ir kas joje yra, tai yra, sufokusuos, nežinau ar gerai čia matosi, saldinti ananasų, papajų, mangų gabaliukai, obuolių gabaliukai, mandarinų griežinėliai, dumplainių uogos, nežinau kas tai yra, dažinio dygmino žiedai, nežinau kas tai yra, rožių ir saulėgrąžų žiedlapiai. Ir tai yra nuostabaus skonio arbata, tikrai kas... žiūrėkit, elektroninė net parduotuvė, nemačiau. Yra jų elektroninė parduotuvė www.kavaplus.lt. Tai jeigu nerasit savo miestelį, pasižiūrėkit, man kraustyti kažką, tai yra neįmanoma. Neįmanoma kažką iškraustyti be jūsų 2 nosių. Paskui, šitas dalykas yra, kurio aš labiausiai ir laukiau. Tai yra Agnės Jagelavičiūtės ikona. Aš esu labai mėgėja kanceliarinių visokių daikčiukų. Ir esu labai mėgėja darbo knygų ir kalendorių. Aš turėjau šiais metais, tuoj jums parodysiu, čia kaip tik ant stalo turiu, nes planavau 1 dieną. Turėjau Beatos, apsitrynė jinai jau yra. Tai buvo Beatos mano knyga 2015 ir aš ją jau visą supildžiau. Čia matot, aš ir tušinuką nešiaus vidui. Ir jau mes visai esame į pabaigą, nes aišku baigėsi gruodžio mėnuo. Pasižiūrėkit,
Aš kiekvienais metais visą laiką turiu darbo knygą ar kažkokią tai tą darbo kalendorių ir panašiai, kurį visą laiką kruopščiai pildau, nes man labai patinka turėti susirašus, pavyzdžiui, ką reikia padaryti per savaitę, per dieną, per mėnesį. Aš kažkaip jaučiuosi tokia, nežinau, labiau organizuota, nežinau. Aš iš tikrųjų ne dėl to, kad pamirščiau, nes gal būna, kas žymisi būtent, nes bijo pamiršti, aš ne dėl to, kad pamirščiau, bet man tiesiog patinka matyti, pavyzdžiui, kad jau kažkas, ką turėjau padaryti, aš jau tą padariau, aš, pavyzdžiui, kažkaip pasižymiu nežinau, ar tai su kažkokia spalva pažymiu, kad jau tai yra padaryta, ar užsidedu pliusiuką kažkokį, ar tai lipduką. Jeigu norit, galėsiu gal padaryti naujos knygos planavimo video, žodžiu. Man labai patinka matyti progresą. Tai labai laukiau šitos knygos. Iš tikrųjų, šiais metais Beata savo nebeleidžia kalendoriaus. Ir šiais metais maščiau, ilgai ieškojau ir čia Italijoje žiūrėjau, kokią čia tą knygą išsirinkti naujiems metams. Bet kai išėjo Agnės Jagelavičiūtės ikona, man jinai turbūt didžiausią įspūdį paliko. Nežinau, galim pabandyti atidaryti iš tikrųjų. Maščiau tarp Agnės knygos ir maščiau tarp kitos Agnės Gilytės. Irgi buvo toks mielas visai kalendorius, bet galiausiai aš likau ties Jagelavičiūtės knyga, nes kažkaip man jinai paliko didžiausią įspūdį. Pažiūrėkim dabar. Bet pirmas toksai įspūdis, pabandykim atidaryti. Graži, raudona, tokia ryški. Ir man labai patiko ir visokios citatos joje. Pažiūrėkim kaip, planavimas yra toks. Gal vietos truputį ir mažai. Nors šeštadienį, sekmadienį, nedaug vietos, o man kartais reikia ir tom dienom. Bet šiaip kokie gražus lapai, skirtingi čia pagal mėnesius turbūt. 16 rugpjūtis geltonas, liepa rusva tokia. Graži, reklamų truputį turim. Mačiau kelias jau internete nuotraukas. Reklamų tai gal biški ir per daug, bet jos tokios netrukdančios. Mačiau jau kelis pavyzdžius, žodžiu, man labai patiko lapkritis, gaila, jau lapkritis baigėsi. Nes šita prasideda nuo 2015 lapkričio, o ne nuo sausio. Ir juostelės yra dvi. Kaip gerai, kad dvi juostelės, nes man kartais vienos yra mažoka. Labai šauniai čia tos dvi juostelės, raudona ir juoda. Dažniausiai prasideda darbo knyga nuo sausio 1, aišku, nuo naujųjų metų sausio 1. Bet kas man būtent patiko nuo Agnės ikonos, ir jinai žadėjo, kad jeigu leis kitais, kad tikriausiai leis, aišku, kitais metais, nes labai gerai aš mačiau, kad viskas buvo išparduota per labai trumpą laiką. Ir aš dėl to ir prašiau mamos nupirkti, nežinau, kad aš dabar grįšiu kitą savaitę jau kalėdom, bet aš taip ir maniau, kad jau per kalėdas bus labai sunku ją gauti. Liumiai! Jinai sakė, kad kitais metais leis, netgi dabar, kadangi jau leido, būtent šiuo metu jinai išėjo nuo lapkričio, man atrodo, spalio paskutiniam dienom buvo galima ją įsigyti. Ir jinai prasideda nuo lapkričio, kad ją būtų galima jau iš tikrųjų, galėsiu rydenai tiesiog pildyti, tuoj galim susirasti. Gruodis, matot. Ne, čia jau pabaiga gruodžio, ne pabaiga. Sekmadienis, šiandien yra ketvirtadienis 17, tai čia jau šiandien galėsiu pildyti. Kitais metais Agnė žadėjo leisti nuo rugsėjo ir man patiko labai šita mintis, nes iš tikrųjų dažniausiai darbai prasideda juk ne nuo sausio, o po ilgų vasaros atostogų nuo rugsėjo. Ir man tai idėja labai labai patiko, nes labai būna kvaila, kai pasibaigia metai, metai gruodį ir tu vidury darbų sausį turi keisti tą kalendorių. Man labai patinka ta idėja pradėti nuo rugsėjo, kai iš tikrųjų po vasaros atostogų kažkaip ir prasideda dažniausiai tie nauji darbo metai, kaip mokslo metai, man visą laiką kaip mokslo metai, taip ir darbo metai. Tai čia yra tai, ko aš labiausiai ir laukiau. Ir paskui man dar mama įdėjo, kas čia dar keli hematogenai, valgysim, kaip skanu. Man mama įdėjo dar tokią bliuskelę. Pasižiūrėsim čia vėliau.
Ir spalvinimo knygą. Kaip smagu, nes aš turiu jau vieną, aš turėjau Jūros paslaptis ir dar iš tikrųjų nenuspalvinau jos visos ir turiu, bet jau man mama sakė, kad rado, čia yra magiški gyvūnai. Žodžiu, nežinau, vėlgi, ar jūs žinot, ar esat girdėję, tikriausiai, kad esat girdėję, nes šiais metais labai mado yra ta spalvų meno terapija, žodžiu, spalvinimo terapija. Čia yra magiški gyvūnai, nu aš jums irgi parodysiu, gal truputį. Gražus ir viršelis koks. Jų yra visa serija, čia yra 7. Aš turiu Jūros paslaptis, kažkur čia namie yra, paskui galėsiu parodyti, jeigu norėsit, kuri nebepamenu, bet yra iš tos pačios serijos, nebepamenu, gal 5 numeriukas. Tie atvertus, bet visokiausi gyvūnai, pažiūrėkit, kokie gražus, bet tikrai labai, o, šitas labai gražus, labai be galo gražus, o, pasižiūrėkit, elniai kokie. Piešiniai, labai gražus piešiniai ir va tokį nuspalvinti yra labai ilgas ir didelis darbas, nes aš jau tą Jūros paslaptis, kai spalvinau, tai žodžiu, man taip atrodė, bus, nu kas čia yra, pasiėmė, žodžiu, pieštukus, ar spalvas, ar flomasterius, ar kas kam patinka ir tiesiog spalvinį. Bet iš tikrųjų, va, žiūrėkit, kokių yra nedidelių detalių. Žodžiu, tokį nuspalvinti, žinokit, yra tikrai ne juokas. Nu, bus smagu, turėsiu ką veikti laisvalaikiu. Ir tai yra, o, šitas irgi koks gražus vilkas. Pasižiūrėkit, nu tikrai labai gražu. Labai gražu. O, šitą aš esu kažkur mačius, man atrodo, kažkur mačiau va, tokį vilką iš priekio. Labai smagu bus spalvinti. Tai va. Toks mano siuntinys iš tikrųjų norėjau jums parodyti. Aš gal vakare šiandieną pabandysiu pagaminti, nežinau, ar jūs matėt mano patį pirmą tą įkeltą filmuką, tai yra keksiukai apelsininiai keksiukai pagal Justinos Klevo receptą, kurį jinai per savo vlogą mes darė. Ir man iš tikrųjų labai patinka gaminti, aš ne veltui Italijoje gyvenu ir man valgyti ir gaminti labai patinka. Ir ką aš maščiau? Aš maščiau dėti vat, daugiau tokių virtuviai darytų vlogų, nes kol kas iš tikrųjų bandysiu nusipirkti paskui tą vadinamą, nežinau kaip jis vadinasi, žodžiu, kameros laikiklis, trepiedė itališkai, nežinau kaip lietuviškai. Bet žodžiu, kol aš neturiu tokio profesionalesnio įtaiso, kur galiu padėti tą kamerą gražiai ir nufilmuoti gal tokį tikrą receptą, aš maniau pabandyti va tokių mini vlogų. Nežinau, ar jums patinka, ar gali būti jie naudingi. Gal ten ne viskas, eiliškumas ne visą laiką yra labai suprantamas ir gerai matomas, nes aš dažniausiai būna, kai kažką gal greitai reikia padaryti, ar nukelt nuo ugnies, ar įmaišyti, aš gal ir pamirštu visą tai nufilmuoti. Bet nežinau, ar jums patiko tas keksiukų receptas, keksiukų tas vlogas. Bet aš maščiau padaryti daugiau tokių, nes man gaminti labai patinka, aš gaminu dažnai ir gaminu daug itališkų receptų, kurių Lietuvoje ne tai, kad negalima rasti, turbūt galima rasti, bet gal sunkiau vis dėlto yra, aš nežinau, parašykit, palikit komentarus, ar jums įdomu, ar būtų įdomu va, tokia kažkokia, nežinau, serija, pirmų patiekalų, antrų patiekalų, desertų itališkų, nes aš gaminu daug, man patinka gaminti, man patinka valgyti ir aš gyvendama Italijoje jau ne pirmus metus tikrai įgaunu vis daugiau žinių ir man patinka vis išbandyti naujų receptų. Tai va, ką aš čia radau, šiom dienom radau tokią knygą, kurią visai buvau pamiršus, kad turėjau. Tai yra pirmieji patiekalai, makaronai arba sriubos. Italijoje pirmieji yra makaronai ir sriubos, o antrieji yra mėsos patiekalai dažniausiai. Jo, mėsos patiekalai, o pirmieji yra, žodžiu, makaronai, bet, pavyzdžiui, lazanė, net jeigu jinai yra su mėsa, tai yra būtų pirmas patiekalas, o po pirmo būtų antras koks nors dar mėsos patiekalas. Jau taip dažniausiai tradicinė tokia vakarienė ir pietus, bet aišku, dažnai valgoma yra tik vienas arba kitas. Aš radau vieną įdomų labai receptą, kurį nusižiūrėjau, kurį seniai norėjau pagaminti, bet taip ir nepasitaikė galimybė, tai yra itališkai tai yra palinė fogati in crema di zucca e patate ir tai būtų tokie išvertų kamoliukai paskendę bulvių ir moliūgo kreme. Tai yra
iš tikrųjų gana lengvas, aš žiūrėjau, jau buvau užmetus akį į tą receptą, tai yra pasigamini tą kremą bulvių ir moliūgų ir paskui pasigamini tuos kamoliukus ir tada juos sumeti. Nėra sunkus, bet jis labai man toks atrodo įdomus ir toks žiemiškas, nes čia ir yra šita knyga, būtent yra žiema ant jūsų stalo, Linverno Intavolo. Toks comfort food būtų galima turbūt pavadinti. Ir, žodžiu, aš maščiau, jau dabar pamečiau čia, maščiau jį pagaminti. Tai va, aš galvoju, gal tada šiandien padarysiu tokį mini vlogą, nes iš tikrųjų daugiau tai turbūt nelabai ką turėsiu parodyti įdomaus, bet maščiau gal pagaminti paskui vakare va šitą receptą ir tada įdėčiau va šitą siuntinuko apžvalgą ir receptą. Nežinau, matysim. Aš manau, kad taip ir padarysiu, o jūs palikit komentaruose, jeigu kas nors, jeigu kam įdomu, palikit komentaruose tiesiog savo nuomonę. Aišku, jinai labai labai laukiama. Ir jeigu turit kokių idėjų arba kas jums būtų įdomu, bet nežinau, palikite tiesiog, ar jums būtų įdomu pamatyti daugiau receptų, ar pamatyti daugiau, nežinau, kažką iš mados, iš kosmetikos, kokių outfito vedėjų, nors aš iš tikrųjų dabar vis dėlto žiema, kad ir čia, kad jinai ir nėra tokia šalta, bet aš žiemą kažkaip nedaug labai, nežinau, ne tai, kad nedaug varijuoju, dažniausiai vis tiek megztiniai tie tokie džinsai, kelnės, ar nežinau, kas mano kosmetinė, kas mano rankinė. Žodžiu, palikit komentaruose, ką jums būtų įdomu pamatyti. Aš manau, kaip bebūtų, kad receptų bus mano vlogose tikrai daug, va čia. Šitą visai smagi tokia knyga. Žodžiu, jie yra, mato, tokie žieminiai, tie receptai tikrai pripildantis, sušildantis ir užpildantis skrandį. Su grybai, su cukinijų daug. Palikit savo nuomonę, ar jums kažkas čia įdomu būtų. O šitą va tikriausiai vakare tada aš pabandysiu pagaminti ir jums parodyti šitą receptėlį. Tai va, tai kol kas tiek ir tada susitiksim vakare, manau. Iki.